dabar. Labas vakaras, sveikinu visus su premjera pirmą šito sezono ir tik tais dar keletą minučių palaukime, kol režisierius ateis, įsitaisykim, atsikvėpkim šiek tiek, pradėkim galvoti jau, ką turim paklausti. Tai dar kelias minutės. Sėskitės, vietos yra. Pravesti neformaliai, o linksmai, kadangi nesu aktorė, tai labai atsiprašau, neišeis iš karto. Su premjera mūsų visus, su premjera Naubertą Jasinską režisierių, Edgarą Gerasimovičių dramaturgą, su premjera jūs, su premjera mūsų visus, su premjera aktorius, kurie tikiuosi galbūt prisijungs prie mūsų irgi, ir aišku visą kūrybinę komandą, tikiuosi visus išvardžiau. Dabar turim truputėlį laiko pasikalbėti. Turiu keletą klausimų režisieriui ir dramaturgui ir kaip visada kviečiu išnaudoti unikalią progą ir vienintelę progą patiems paklausti, kas jums įdomu, nesvarbu, kas tai bebūtų, apie spektaklį, o gal ir ne apie spektaklį, nežinau, klauskite drąsiai. Tik tais taip pat prašymas buvo man, jei norėsite paklausti, kilstelėkite ranką, mes jums atnešime mikrofoną, kad tikrai girdėtume.
dar yra tokie nedrąsūs žmonės, kurie po truputėlį artėja link mūsų. Du žmonės sėdi priešais mane, todėl kad, kiek jau girdėjau iš jų abiejų, istorija labai paprasta. Šitas spektaklis atsirado būtent dėl jūsų abiejų idėja, būtent sugrįžimo. Tai jo, gal galima tiesiog, aš neprezimuosiu, kad visi yra skaitę interviu, bet tiesiog papasakokite, kaip atsirado tas sugrįžimas, jūsų abiejų versija kokia būtų. Aš labai gerai atsimenu prieš metus rudenį pokalbį su tavim, kai mes buvom VDA skaitykloj ir supratom, kad buvo taip liūdna ir atrodė, kad pasaulis eina tokiu greičiu velniop ir galvojom, kaip čia apie tai pakalbėti. Aš prisimenu šitą pokalbį ir man atrodo, šitas pokalbis buvo raktinis pokalbis, kuris mūsų koncentravo ieškoti apmąstymo apie mirtį, apie galimybę kisti, apie išraišką, sintetinę turbūt išraišką šio laiko. Tai ir mums bedirbant Edgaras pasiūlė vieno susitikimo metu Roberto Bolanio paskaityti. Ir tai buvo bingo. Tai čia tokia mano versija. Mano versija panaši tikriausiai, bet mes kalbėdavom su Norbertu apie labai daug temų, tai nebuvo tiesiog, man atrodo, vienas pokalbis, tai buvo daug pokalbių. Ir galiausiai ta sintezė įvyko kažkuriuo metu, kai tiesiog iškilo taip irgi iš pasąmonės dugno tas Bolanio, kur aš asmeniškai buvau labai skaitęs senai, bet paskui išvertė lietuvių kalbą, taip pat buvo toks įstapimas ir tikriausiai vienas iš motyvų, kodėl iškilo tas apsakymas. Bet taip pat tai buvo ir ta sintezė visų idėjų, apie kurias mes kalbėjom, tai karas, netektis, baimė, gėda, visuomenės susikaustymas, susipriešinimas. Ir tikriausiai pats svarbiausias dalykas buvo gėda. Aš tiesą pasakius žinojau, kad statyti spektaklį pagal tą apsakymą bus mums visiems labai gėda. Ir kažkuo tai prasme, tai yra gal toksai, kaip dabar tikriausiai taip pat pasimatė raktinis vis dėlto žodis, raktinis patyrimas. O kodėl būtent Bolanio? Šiaip iš tikrųjų, kas dažniau lankosi pas mus teatre, turbūt yra pastebėję, kad mūsų spektakliui jų šaknys retai veda į Pietų Ameriką. Na, aišku, Bolanio gyveno labai ilgai Europoje, bet vis tik kilmės šalis ir dažnai paminima būtent tai, kad jis iš Čilės kilęs. Vis tik kodėl būtent šitą, gal ir be geografinių nuorodų, kodėl būtent šitas autorius, kas jo kalboje, jo raiškoje jums rezonavo kaip svarbu? Aš gal pradėčiau, galiu? Man Bolanio šiaip atrodo labai svarbus asmeniškai autorius. Vienu metu buvo tokie du albumai jo skaitimo, vienas gal buvo kažkur tai 2015-16 metus, kada jo daugiau pradėjo leisti angliškai, dabar antras albumas, kada jį lietuviškai verčia. Ir tas visas meno laukas jis skaitė, šiaip jis atsirasdavo vis dažniau eteryje keiščiausiuose kontekstuose ir tapo tokiu fenomenu, nežinau, šiek tiek gal ir tendencija. Dalykas toks, kad jisai šiaip pats asmeniškai labiausiai vertino poeziją. Jisai vertino save labiausiai kaip poetą, sakė, kad poezija yra pats svarbiausias žanras. Antras dalykas, mane svarbiausia skaityti poeziją, skaityti literatūrą, bet nerašyti prozos. Teatras ir kiti dalykai jam buvo dar labiau nuošalį, jis nelindo į šitą sferą. Ir iš tikrųjų, Bolanio spektaklių bent jau aš asmeniškai nežinau. Tai yra tokia milžiniška siena. Kažkokia prasme. Kadangi aš ateinu iš šiuolaikinio meno lauko, galbūt ir tas pasiūlymas Bolanio statyti, kuris mane asmeniškai labai jaudina, žinau, kad tikriausiai tik tai Norbertas ir gal galėtų, Norberto atvirumas ir Norberto jo atvirumas teatre galėtų Bolanio rasti vietos. O su Bolanio mano labai paprastas atsakymas, aš skaičiau ir skaitau kiek galiu, kiek išeina, stengiuosi kiekvieną dieną bent po kažkokią nuotrupą kažko paskaityti ir labai retai kažkas sugaudo dėmesį taip, kad kiltų vaizdinys. Tai čia labai subjektyvu, daugiau nelabai galiu kažką pasakyti, nes yra arba nėra. Čia toks įvyko kontaktas arba neįvyko. Kodėl jis įvyko, aš manau, čia tikrai dar neatsakiau savo. Tai atsakysiu gal po poros metų. Tai tie, kas yra galbūt skaitę, Bolanio jau pažįsta šitą autorių, nes jis iš tiesų dabar skaitančių tarpe jau kurį laiką populiarus visai. Tai
galbūt bus įdomu, pasidalinkite, jeigu turėsite minčių, kaip jūs matote šitą interpretaciją Bolanio, o jeigu ne, tai aš manau įkvėps jūs paskaityti. Dabar taip šoku tiesiai prie spektaklio. Mes paprastai, kai viešiname savo spektaklius žiūrovams, labai bendrais bruožais papasakojame apie siužetą. Na, vis tik, kas vyks scenai, ką jūs matysite. Tai ir šį kartą mūsų pasakojimas buvo labai paprastas. Na, štai bus toks jaunas vyras, kuris šoka ir miršta naktinėme klube. Ir jo siela lieka prie kūno ir lydi jį įdomioje tokioje kelionėje Paryžiaus gatvėmis. Ir sulaukėme iš karto keletą komentarų, kad na ir vėl spektaklis apie mirtį. Ir toks, jūs abu esate šiuolaikinio meno atstovai, šis, taip matau, tai na, gal toks keistas klausimas, bet jeigu scenoje yra numirėlis, ar tai spektaklis apie mirtį, kaip jūs patartumėte skaityti meno kūrinį, šiuo atveju spektaklį? Nu, man tai labai... Aš taip paprastai ir būtiškai atsakysiu. Aš atsimenu, kai paskutinį kartą buvau susitikęs su mama ir pasakau šiek tiek apie, ne apie spektaklį, bet apskritai apie ką mintis. Ir aš pradėjau kalbėti apie mirtį. Jis sako, kam tu kalbė apie tai? Kam čia iš vis šitų dalykų reikia? Taip kažkaip labai sustabdė, neikim ten, neužsikraukim, negalvokim, neraudokim. Ir aš supratau, ir čia buvo visai neseniai, čia buvo rugpjūčio mėnesį, rugpjūčio pradžiai. Ir aš supratau, kad kaip įdomu, kad yra tokia atmetimo reakcija. Reiškia, kad mūsų kultūroje mirtis yra tabu tam tikrą prasme. Mes apie ją nekalbam, mes neturim mito iš tikrųjų kalbėti apie mirtį. Mes turim kažkokią krikščionišką, nežinau, rudimentą galėčiau pasakyti, bendrajam kultūriniam suvokime, kas yra mirtis, bet kažkokio šiuolaikiško, nu jo, turbūt pasakojimo mes ir neturim ir dėl to mes jo vengiam. Mes nemokam apie tai kalbėti. Mums yra nepatogu, šlykštu, nemandagu ir visi kiti žodžiai. Tai man atrodo, tai verta kalbėti ir besti pirštų ten, apie ką mes nemokam kalbėti. Ir mes iš tikrųjų nemokam, jeigu mums reiktų šiek tiek mums trims pakalbėti arba mums pakalbėti apie mirtį, būtų žiauriai sudėtinga. Ne? Nu tikrai, būtų žiauriai sudėtinga. Ne apie netektį ir raudą, bet apie mirtį savaime. Mes nemokam tiesiog. Tai nei blogai, nei gerai, tai pabandykim. Koks klausimas, gali priminti? Kaip interpretuoti šitą spektaklį, mirtį spektaklį? Ar apskritai tai yra spektaklis apie mirtį? Visų pirma, jeigu scenoje veikia dvasia, numirėlis, ar tai jau yra iš karto spektaklis apie mirtį? Gal čia tiesiog numirėlis gali būti projekcija kažkokia, nežinau, ilgesių, baimių, meilių, bet kas. Ir kaip patartumėte skaityti meno kūrinį, kad gal ne taip tiesmukai, aš net nežinau, kaip formuluoti teisingiausiai šitą klausimą. Ne, aš suprantu. Vienas dalykas, kuris yra raktinis, vis dėlto, kad šitas spektaklis, bent jau mano galvoje, mano paties interpretacija yra tai, kad jis yra vis dėlto žanrinis. Tai yra gotikinis spektaklis. Ir pats Bolanio apsakymas, mažai galbūt, kad žino žmonės, kurie domisi tuo, jis remiasi dviem kitais kūriniais. Vienas yra Edgaro Alano Poe, tai yra tokios pirmos noir, tarkim, literatūrinės, detektyviniai apsakymai. Kitas yra kinas, iš principo, tai yra jo, pastatymai apie mirtį kine. Ir konkretus filmas Vaiduoklis. Tai Bolanio tame apsakyme padaro du dalykus. Jis sugrąžino Edgaro Alano Poe dvasią, labai lyriškai rašo apie mirtį. Edgaras Alanas Poe ir apskritai gotikinis romanas buvo praktiškai vien tik tai apie mirtį. Ten buvo, jeigu detektyvai, tai jie tyria mirties priežastis. O tas Vaiduoklis filmas, tai iš tikrųjų Bolanio buvo taip, kaip mes įsivaizduojam mirtį šiuolaikiniai kultūrai. Totalus absurdas. Iš šitų dviejų dalykų toksai susiliejimas, Bolanio apsakėme, kaip priimti va tą tokią neįmanomą, nejaukę mirtį, jis šiek tiek buvo užsūdytas toks. Tu reikėdavo taip šiek tiek prismerkti, kai tu pradėjai skaityti apie tą sceną, tą nekrofilijos sceną, tikriausiai taip reikėtų ją taip ir pavadinti. Mes su Naubertu tikriausiai apie ką galvojom, tai kad reikia neprisimerkti šitam spektaklyje, bet tikriausiai reikia visiškai užsimerkti, viduje užsimerkti. Ir tik tada galėsi pamatyti tam tikrus dalykus. Prieš visą tą siaubą, tuos negražius tabų dalykus, tu turi tiesiog būti atsimerkęs tam, kad tu paskui galėtum pamatyti kažką tai daugiau už to. Ir tai yra kažkokia tai prasme šoko taktika. Ir tai, man taip atrodo, ir taip reikėtų suprasti. Tai yra dirbtinė, čia yra teatras, mes galim tą daryti. Antrinu, taip.
žinoma, minutę palaukite mikrofoną. Gal galėtumėte patikslinti, vat, jūs gražiai čia labai pasakėt, žiūrovas turėtų užsimerkti ir kažką pamatyti. Kaip jūs įsivaizduojate, ką turėtų pamatyti žiūrovas? Aišku, aš suprantu, kad spektaklis vyksta kiekvieno žiūrovo galvoje, bet vis tiek jūs turit kažkokių motyvų, intencijų. Ką jūs norėtumėt, kad žiūrovas vat, pamatytų, jūs kaip kūrėjai? Ir antras dar klausimas, patikslinti spektaklio žanrą. Koks tai yra žanras? 2 klausimai. Aš nesupraskit mane klaidingai, bet aš turbūt negaliu atsakyti nei vieną, nei antrą klausimą. Nes žanras, čia galima pavadinti, nežinau, muzikinė komedija. Aš kažkuria prasme gal, arba gotikinė drama, nežinau. Čia man atrodo, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, iš požiūrio taškas. Absurdo, nu, ta prasme, čia man atrodo, kad ar reikia, va čia geras klausimas, man atrodo, o kam reikia apibrėžties tokiam dalykui? Nes jūsų klausimas, man atrodo, kelia norą apsibrėžti per mus, kai mes kaip tik, ypač su spektaklio finalu, bandome pasakyti, kad apibrėžties nėra. Jūs nusprendžiat, kada baigėsi finalas. Galiausiai jūs gaunat įrankį padėti tašką ir priimti informaciją. Man atrodo, ką aš norėčiau pasakyti jums, tai aš tai turiu atsakymą, bet aš gal nenoriu jo dalintis. Ne dėl to, kad negalėčiau jo suformuluoti, bet man atrodo, kad mes kaip tik į tam tikrus skirtingus dalykus turim labai skirtingą požiūrio tašką ir man atrodo labai svarbu pačiam tai išartikuliuoti. Tai aš norėčiau paklausti geriau jūsų, ką jūs pamatėt ir iš to turėti diskusiją skirtingų požiūrio kampų. Tai norėčiau padresuoti gal klausimą jums pirmąjį. Nežinau, čia būtų toks mano atsakymas, bet gal tu, Edgarai, norėsi pasidalinti. Na, aš gal tik tai pakomentuosiu tos savo žodžius, ką reiškia užsimerkti tam, kad pamatyti. Man taip atrodo, kad tikrovė yra prisodrinta vaizdų, nutikimų, kurių mes nenorim matyti. Ta prasme, jie vežiasi į mūsų gyvenimą. Jie vežiasi į mūsų eterį per visus ekranus, kurie mūsų supa. Ir kartais mes tiesiog atmetam tą visą srautą dėl to, kad jis yra mums per sunkus. Ir tai yra teisinga, aš nesakau, kad tai gerai ar blogai iš principo. Bet kai kurios dalykus ir praleidžiam. Tai, ką mes praleidžiam tame sraute, jeigu mes užsimerkiam, pavyzdžiui, prieš tam tikras problemas, tam tikrus rūpesčius, mes jų galim ir nepamatyti. Šitas spektaklis kažkuria tai prasme yra toksai, aš taip jį matau, nu bent jau taip galvojau, tarkim, šitoj pjesėj, kad jisai leis truputėlį ilgiau išbūti atsimerkus, tai ta prasme užsimerkti, prieš dalykus, kurie yra labai 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 nejaukus. Ir mes galim daryti tą teatrą. Aš nežinau, aš taip asmeniškai ateinu iš šiuolaikinio meno ir tokios meno tradicijos, kuri sako tai, kad menas privalo šiek tiek būti socialus, jisai turi būti šiek tiek ant ribos, jisai turi visą laiką būti primynęs vienu piršteliu kažką tai, kas labai skauda. Ir ne dėl to, kad yra toks principas, bet dėl to, kad man taip atrodo, menas gali veikti tokiu režimu. Ir tik tai menas gali iš tikrųjų tokiu veikti, nes kiti dalykai pradeda skaudinti. Menas turi kažkokią tai ribą, kur tu gali prieiti prie tų skaudančių dalykų, neperžengdamas kažko, tikrai blogo, tarkim. Kažkas tokio. Ačiū. Jūratė, jūs pradėjot klausti, galbūt dar kažkas norit iš karto užduoti klausimą, tai aš tada neužimčiau eterio ir duočiau teisę klausti jums, nes jeigu ne, tai aš turiu dar klausimų keletą, bet bandau juos išgelbėti nuo saviškių. Tai gerai, aš taip kažkaip užvedžiau apie tą mirtį kalbėti, atsiprašau, nes iš tiesų, tai kai pirmą kartą susitikom su Naubertu, tai jisai, čia ta mirtis nesvarbiausias dalykas, spektaklis aišku gyvas ir kūrybinis procesas gyvas ir tai gali, aš įsivaizduoju, keistis, kas svarbiau kiekvieną minutę būti vis kitaip, bet mūsų pirmo susitikimo metu Naubertas kalbėjo apie galimybę radikaliai transformacijai, kurie reikalingos tam tikros sąlygos. Tai apie šitą norėjau galbūt paklausti, dabar galvoju, kaip kuo paprasčiau paklausti. Šitą klausimą mes buvom su Edgaru palietę, aš jį šiek tiek provokavau, nežinau, ar gavos. Tai peradresuoju Naubertui, klausimas būtų toks. Tu, Naubertai, sakei, atsisakyti vertinti, tiesiog priimti ir per tai gali vykti kažkokią vidinę transformaciją žmogaus viduje. Ir aš tuo metu kažkaip pagalvojau, kad įvairios
normų sistemos rinkiniai yra tai, kas iš dalies laiko įvairias bendruomenės kartu. Nu, va, čia yra tai, kas mūsų, o čia, jeigu jau žengsi, čia jau nebegerai. Gali subirėti mūsų bendruomenė, tam tikras saugumo garantas. Kita vertus, kai ta būtina, kad organizmas keistųsi, taigi, kaip tu galvoji, kokia turėtų būti ta transformacija, kuri tarsi ir išlaiko sistemą saugę, bet tuo metu leidžia jai keistis. Aš tikrai neturiu atsakymą į šitą klausimą, bet man atrodo, kad bandyti ieškoti ir ieškoti kolektyviai atsakymą į šitą klausimą yra būtina. Nes vėlgi, čia labai gerai buvo pasakyta, apsibrėžtos ribos mus tuo pačiu ir išsaugo, apsaugo nuo išnykimo, bet tuo pačiu mus suvaržo nuo galimybės pažinti. Tai tam tikras pabandymas, nemalonus pabandymas, man atrodo, ir dažnai gali būti supainiotas su kažkokiu, nežinau, savitiksliu ego tripu, pavyzdžiui, ar ego šėlionėms, pabandyti išeiti iš tam tikro paveikslo ir tapti ne paveikslo dalimi, o pavyzdžiui, stebinčiojo dalimi, pakeisti perspektyvą. Man atrodo, yra ne tai, kad tik sveika, bet ir beprotiškai būtina. Tai ką mes ir turim šitam spektaklį. Maiklas per prievartą yra išstumiamas iš savo kasdienio būvio ir jis nebeturi galimybės turėti fizinės įtakos jo regimam pasauliui, jis tik tais gali jį nagrinėti ir bandyti, nežinau, priimti jo daugiasluoksniškumą. Tai, man atrodo, šito rakto ir šitos savybės šiai dienai beprotiškai trūksta. Nes aš žiūrėdamas viso pasaulio, nežinau, tos dienos, tos valandos, visą mozaiką, aš išsirenku vis tiek man labiausiai atraktyvias spalvas, o mažiausiai atraktyvias išmetu į šiukšlių dėžę. Nors šitas selektyvus mąstymo būdas niekaip neišardo iš tikrųjų tarp mūsų esančio paveikslo, jeigu iš viso čia suprantame, ką noriu pasakyti. Tai klausimas, kaip neturėti to tokio turbūt, nežinau, estetinio ego malonumo vedino, tik tais to vedino tam tikrų spalvų pasirinkimo iš mozaikos. Nežinau, kiekvienas, man atrodo, kiekvienas spektaklis ir kiekvienas susitikimas mums yra bandymas. Man tai, aš vis čia taip nueisiu, man atrodo, kad mūsų šalis yra nuostabaus dydžio, pavyzdžiui, bandyti daryti tokius dalykus, pavyzdžiui, permąstyti bendruomenės koegzistavimo ar egzistavimo kažkokius tai, nežinau, kaip čia, elementus, dėl to, kad mūsų yra tiek mažai ir mes esam, sąlyginai taikus, kaip kažkokia tai, bendruomenė dviejų su pusės. Lengvai vertinti visas reakcijas, mažai imtis. Mažai imtis ir vat, man atrodo, kad mes galim pabandyti tokioj mažoj imty nagrinėti kažkokio, čia teatre, kažkas ten kine, kažkas ten šiuolaikiniame mene, bandyti jungti bendruomenės ir galbūt iš to plėsti požiūrį. Bet ir jis manau, kad keičiasi. Aš nežinau, čia toks bandau reflektuoti, kažkaip vis grįžtu į savo, čia prasideda memuarai mano, bet kažkokius tokius vaikystės prisiminimus aš bandžiau estetinę prasme prisiminti savo, pavyzdžiui, 2002 metus, kai Balanijo baigė rašyti, kokie vaizdiniai, tos pieniškos dešrelės, tas šitas Donaldo žurnalas, tas priedas, ta tokia plėvelė nuo pieno sriubos, kažkoks toks beprotiškas skurdas, kažkokia beprotiška tamsybė, pinigų nebuvimas, smurtas, geriantis tėvas, ta prasme, kur tai yra, Ir tam tikrą prasme labai daug dalykų pasikeitė per pastaruosius 20 metų nuo to momento, kurį aš prisimenu ir kuriam dabar esu. Tai tam tikrus bendruomenės kismo elementus aš matau, tai man atrodo, juos reikia tiesiog plėsti. O kaip plėsti, aš nežinau. Čia, man atrodo, visi galim pabandyti paieškoti. Nežinau, bet kar gelbė. Nuo plėvelės ant pieniškos ribos iki. Galvoju. Bet šiaip nuostabu yra tai, kad mes iš tikrųjų, kai retrospektyviai pažiūrim atgal, galim vertinti, kiek per trumpą laiką, kokie didžiuliai pokyčiai vyksta bendruomenėje ir
Supranti, kaip keista, mes juose gyvename ir dabar mes turbūt gyvename didžiuliuose pokyčiuose, bet to patys nesuvokime. Tik tais po 5 metų žiūrėdami atgal sakysim, aš buvau kažkokio didžiulio pokyčio dalis ir jame dalyvavau pati to visiškai nesuvokdama. Tai šitas gražu. Svarbu tik tais, va čia irgi žiūrint į spektaklį ir į Maiklo atvejį, kalbėkim personažais, į Maiklo atvejį čia Balanio toks galbūt įdomus momentas, kad tai radikali transformacija įmanoma, bet kad tik tais nereikėtų numirti kaip Maiklui, kad tos sąlygos tam pokyčiai nebūtų tokios drastiškos, kad nereikėtų galbūt nušokti nuo kažkokios bedugnės, kad galėtum pasikeisti, dar saugiai stovėtum. Bet man atrodo, reikia susilaužyti kojas, reikia nuvaryti urvą, reikia, nes kitaip yra neįmanoma. O kaip kitaip? Tai, nežinau, tai visiems linkiu šiaip nusilaužti kojas, bet kuria čia prasme. Teatras, viskas įmanoma. Aš tai manau, kad iš tikro čia mes parodėm tokią situaciją, kuri gal dalyje mūsų gyvenimų yra neįmanoma akivaizdžiai, bet iš tikrųjų yra žmonės, kurie taip gyvena. Ten yra tokie momentai apie tai, kad vartoja narkotikus, bėga maratoną, iš tikrųjų taip yra. Turiu omeny, čia yra sąlyginai naujas dalykas, bet tai yra realus dalykas. Yra žmonių, kurie kažkuria tai prasme nueina per visus tos šiuolaikinius, nežinau, šiuolaikiniais logistikos keliais iki mūsų atkeliaujančius keisčiausius dalykus iš keisčiausių šalių ir keisčiausių priešų, tarkim. Žmonės yra, kurie iš tikrųjų, tam tikrą prasme, jie liečia dugną, kuris yra tikriausiai labai arti mirties. Ir kitas dalykas, man taip atrodo, aš taip galbūt asmeniškai galvoju, kad mes šiaip gyvenam šiais laikais labai gerai, bet mes gyvenam milžiniškų pokyčių laikė. Ir keista, kad sutampa tas metas, kada mes gyvenam geriausiai, kada pasiekėm piką, su tuo, kad iš tikrųjų tuoj atrodo šitas pamatas išmuštas iš po kojų. Ir ką mes darom, ar mes susivienijam, ar mes kažkur tai einam, nežinau, susiskirstom. Dabar tai vyksta. Šitas spektaklis kažkuria tai prasme irgi yra galbūt provokacija, tam tikrą prasme galvoti apie tai iš kitos pusės, nežinau, kas mus... ar mus gali koks nors, pavyzdžiui, šokas, sujungti, jeigu mes daugiau žinosim apie vienas kitą. Jeigu mes iš tikrųjų pasižiūrėsime tos paraštės, tarkim, visuomenės, kur nenorim žiūrėti, turėjome neatsigręžimą. Tai aišku, dabar viskas šitam rinkimų kontekste biškai skamba absurdiškai. Politinės reklamos čia nebus intarpo. Ir turiu klausimą ant liežuvio galo, bet kol aš jį prisiminsiu, jeigu turite klausimų, primenu, kad galite naudotis galimybę ir užduoti savo klausimą. O jeigu jo nepasinaudojote, tai aš prisimenu, ką tik norėjau paklausti. Atsiprašau. Kažkas sakė, neatsiprašinė, Kristina, tiesiog klausk. Tai klausimas būtų apie dirbtinumą ir spektaklyje, kai kurie personažai ir gestai, matyti akivaizdžiai hiperbolizuotas tas jų judesys, taip pat ir garsynas, kuris yra įrašytas, tai toks labai, kam tas, kodėl buvo svarbu pabrėžti būtent šitą dirbtinumą visako. Nes teatre tarsi ateinam ir žiūrovas tikisi tikrumo, o čia pajusiu tą tikrumą scenoje. Aš galvoju apie šitą atsakymą, nes aš žinau, kad jis bus paklaustas šitas klausimas. Ir tiesiog kitas iki, kai visi nueisit į parduotuvę, bet kokią, Maxima, iki, bet kokią. Įsivaizduokit, kad ten augot. Kaip ir užaugomės ten visi šiaip. Ir tada supranti, kad nieko artimiau turbūt negali būti negu šitą sintetiką. Aš buvau šitą mikiukę, kur yra prie teatro. Tai yra ekranai, sloganai ir tokie... Ir tu nori ten eit kaip tarakonas, nes ten gali nusipirkti bandelę ir bananą ir su tavim kalba aparatas ir tu visą laiką tam, plastiko ir sloganų mišiny. Ir tu jauti, kaifą tam tikrą prasme. Tai kodėl taip dirbtina? Aš nemanau, kad čia dirbtina. Manau, kad mes taip gyvenam, tikrąją to žodžio prasme. Tai čia taip atsakiau, gal labai taip paviršim, bet
Nežinau, man atrodo, kad mes labai įsivaizduojam, kad mes gyvenam jausmingai, kažkaip čia bandom, kad teatras atlieptų. Ar mes gyvenam jausmingai? Kada paskutinį kartą, nežinau, skaitėm viens kitam poeziją? Kada viens kitam rašėm laiškus, prisipažinom meiliai ar kažką kitą darėm. Tai mes taip neveikiam, tada mes norim to, ko mes neturim, o tada, kai parodo tai, kas yra iki kažkokio nemalonaus refliukso pažįstama, tada yra sintetika. Tai to šiaip labai įdomu, nes man atrodo, poezija ir meilės laiškai tam tikrą prasme scenoje yra sintetika. Nežinau, jo, kažkaip taip. Nesupraskit manęs klaidingai, aš taip irgi atvirkščiai. Ne, aš visiškai sutinku. Jo. Na, aš galėčiau pridurti, man taip pat atrodo, kad visas tas sintetiškumas tai yra tiesiog keletas dėmenų, kurie mus nuolat lydi sudėti į vieną vietą. Ir viskas. Tai nėra kažkas nematyto. Ne? Aš matau Rimantą, kitų aktorių, man šviečia akis lempa, tai nematau, bet gal yra. Norėjau jūsų paklausti, sveikinusi pirmą su premjera. Tai norėjau jūsų paklausti, galbūt jūs norėtumėt pasidalinti savo įspūdžiais iš proceso ir kaip apibūdintumėte šitą kelionę ir jos rezultatą kaip aktoriai. Aš galiu pasakyti savo kažkokį pamastymą. Iš tikrųjų turiu pasakyti, kad įdomu, pradžioj keista, neįprasta buvo dirbti ir bendrauti. Bet kuo toliau aš paskui supratau, kad ir aš pats keičiuosi ir kad aš iš šitų jaunų žmonių kūrybingų, kurie buvo absoliučiai visi bendraminčiai, kūrybinė grupė, aš labai gavau gerą patirtį, save kaip žmogus praturtinau. Savo akiračių, praplėčiau. Ir man aš labai dėkingas, kad turėjau galimybę praplėsti tiek savo, tiek supratimo apie teatrą ribas. Tai nereiškia, juk kad teatras toks turi būti, ar kažkas, bet ir toks. Ir tai nėra neteisingas teatras, nėra kažkoks ne teatras ar antiteatras. Tai yra toks teatras, tokia forma ir man regis, kad čia mirtis, nemirtis, bet šiaip iš savo personažo aš matau, kad Žanas juk 50 metų pragyveno savo kažkokiuose šarvuose kiaute, kol sutiko savo vaiduoklį. Ir staiga jis sugrįžta, atsilaisvina. Taip pat ir Maiklas, juk niekam nebuvo įdomus, niekam nebuvo reikalingas gyvenime. Su žmona susipyko, ten mylimoji išgalvota svajonių moteris. Kaip pas Bolanijo rašo tenai, kai mirė jis toj diskotekoj, visi buvo nepatenkinti, sukėlė nepatogumą savo mirtim. Paskui ten įmesinėja dar kažkas, ne absoliučiai nieko. Ir staiga, tas šokas, kurį jis patiria iš Žano, matydamas, kaip kažką atveria, kad pradeda jisai, žiūrėkit, jis visiškai pasikeičia, pas jį atsiranda ir atjauta, ir supratimas, ir būtent tas grįžimas į tą kažkokį žmoniškumą. Ir tam tikrą prasme tai aš visai sutinku, kai režisierius mums sakydavo, kad čia yra apie meilę spektaklis. Nes meilė ir mirtis ir meilė yra tokios ne visai antipoliai. Per mirtį atveriam kelią į supratimą, į meilę, į kažkokį viens kito meilę. Supratimą to ryšio
tikro žmogiško ryšio. Nu, nežmogiško jau dabar šiuo atveju, vaiduokliško, bet dvasinio. Taip kad aš tikrai, sakau, labai man buvo įdomu ir pradžioj galbūt ir taip atrodė, kad nejauku yra tam tikrų scenų, bet iš tikrųjų tai yra susitikimas su mirtim, o ne kažkokie čia tokie terminai kaip nekrofilija ar ką. Ne, jis pamatė pas save mirtį ir čia. Ir tas atsargus prisilietimas, bandymas ir per tai pereiti, vėl peržengti. Nu, atsiprašau, labai ilgai kalbu, bet... Ačiū, Rimantai. Pamatau, Rimantai, ir visada smalsu paklausti jo nuomonės, nes visada labai įdomiai pasakysit. Ir iš tiesų mes pradėjom netyčia visai nuo mirties, iki transformacijos, kažkokio nevertinimo, iki irgi kas gana akivaizdu žiūrint į sceną, kur toj tuščioj ir atrodo tokiai didelė erdvėjai, labai pavieniai personažai, kurie retai susiliečia, ryšio galimybė ar neįmanomybė, nežinau, čia kiekvienam vertinti. Tai labai daug tų temų ir kaip ir Naubertas sakė pačio pradžioj, kiekvienas žiūrintis įskaitys, įžiūrės kažką savito ir tik jam. Gal paskutinis iš Kristinos Skrenelės klausimas, irgi su Naubertu, kai kalbėjom. Minėjai, kad panaudojai kompozitorės šio spektaklio Agnės Matulevičiūtės terminą užgarsis, kad šio spektaklio atveju yra svarbu užgarsis. Gal galėtum šiek tiek pareferuoti, ką tu turi omeny, sakydamas šitą frazę? Ar reikia žiūrovui einant į spektaklį kažkokius namų darbus darytis, ar grįžus po spektaklio darytis kažkokius namų darbus? Gal einant ne, bet man atrodo, pasižiūrėjus galima pasižiūrėti plačiau. Vat kaip Edgaras gerai pasakė, man atrodo, kad mes esame iš labai skirtingų kažkokių sričių susijungusi komanda ir kiekvienas turi savitą kontekstą ir savitą tyrinėjimų lauką kaip individualūs, nežinau, menininkai. Tai ir kiekvieno kūrėjos kontekstas yra labai įdomus. Tai, man atrodo, pasidomėti tiek pačio, nežinau, Balanijo biografiją, kitom jo su trumpom novelėm, nežinau, tam tikrą prasme, čia galima nuo iki, yra balta scena, kas yra šiaip neįprasta, bent jau Lietuvoje, nuo kažkokių tai tam tikrų citatų, kurios atsiranda kaip raižiniai metalo Černiausko sukurti. Ir begalė kontekstų, kurie kiekvienas savyje talpina atskirą istoriją. Tai man atrodo, kad tai susitelkus į tam tikrus dėmenis, į tam tikrą konkretų užgarsį arba to užgarsio, nežinau, jungtis skirtingas, galima susidaryti dar platesnį paveikslą. Tai aš tą ir turėjau omeny. Tai o čia kiekvienas smalsumo reikalas, kam bus įdomu, pasiners, kam ne, tas ne. Kaip ir su viskuom. Edgarai, kaip tu manai reikia? Reikia kažkokius daryti namų darbus? Labai griežtai skamba namų darbai. Ar tiesiog? Ne, nemanau, nežinau, čia priklauso nuo ką žmonės šiaip mėgsta namų darbus daryti. Jeigu mėgsta, tai tegul pasidaro. Jeigu ne, tai ne. Bet aš nemanau, kad reikia kažką tai specialiai žinoti. Gal netgi, nemanau. Ir taip gali būti. Ar turite klausimų režisieriui arba dramaturgui? Klauskite arba ne. Jeigu neklausėte, tuomet ačiū jiems dar kartą, kad tiesiai po premjeros galėjo prisėsti ir šiek tiek pakalbėti. O aš dėkoju, sveikinu su premjera dar kartą. Ikiukas dar, man atrodo, tebedirba. Ačiū labai ir gerą vakarą.